aplinkosauga neturi sienų ir sprendžiamos problemos vis tiek vienaip ar kitaip susijusios regiono masteliu. Aplinkosauginiai projektai yra labai kompleksiniai. Reikalinga tam tikra simbiozė, būtent ne tik verslo, bet ir mokslinių institucijų. Taikydami inovacijas mes galėtumėm padėti gamtai atsistatyti. LIFE programa tai yra ES aplinkos apsaugos ir klimato kaitos finansavimo priemonė. LIFE paraiškas gali pildyti įvairus spektras pareiškėjų. LIFE projektas pirmiausia turi spręsti vienokią ar kitokią aplinkosaugos problemą. Turėti inovatyvų pagrindą, kažką tai pasiūlyti naujo, kad ta technologija, kurią jūs pasiūlyt, galima būtų pritaikyti skirtingose valstybėse. Aš esu Mindaugas Šilininkas, atstovauju įmonę Pageltinių plantacija, kuri vykdo LIFE projektą Nutri-Biomass for Life. Mes norime pademonstruoti, kad galima panaudoti didelio miesto nuotekų dumblą miesto tikslams. Numatom, kad toks modelis galėtų veikti daugelį Lietuvos miestų ir galbūt kai kuriuose ir Europos šalyse. Mūsų projektas Algae Service for Life tikslas yra stabdyti dumblių žydėjimus natūraliose vandens ekosistemose, taip pat, kad surinkta ta biomasė tarnautų kaip natūralus, naudingas žmonėms išteklius. Žadame pagaminti naujus inovatyvius įrenginius, kurie surinks perteklinę dumblių ir melsvabakterių biomasę. Bandomieji ir parodomieji projektai yra svarbus, nes jie turi tam tikrą išliekamąją vertę. Nes būtent su tais projektais mes privedam prie tam tikro įgyvendinimo. LIFE programa Lietuvoje labai stipriai prisidėjo prie mūsų projekto. Buvo pasamdyti užsienio ekspertai, kurie būtent pažvelgė kritiškai į mūsų paraišką, padėjo suformuluoti iki galo mūsų idėją, išgryninti ją. Taipogi yra sukurti tam tikri instrumentai, tai yra internetiniai portalai. Per šitą įrankių tinklą iš tikrųjų galima susirasti daug partnerių, kurie būtent galėtų pasiūlyti tam tikrus sprendimus. Teikiant projektą, idealiu atveju, aišku, būtų gerai žinoti viską. Tai yra, kaip netgi tu tą projektą gyvendinsi, kai gausi finansavimą. Ta prasme, reikia įsivaizduoti visą tą dalyką. Tie, kurie mąsto, aš patarčiau tikrai labai nedvejoti, jeigu turit gerą idėją, bandyti, pakalbėti su LIFE programa Lietuvoje. Tikrai jie atsakys į daugelį, sakysim, klausimų, gal išsklaidys tas dvejonės ir padės judėti pirmyn.